Nauja paroda Šiauliuose sulaukė kaip niekad daug dėmesio, nors menininko Martyno Gaubo ekspozicijos atidarime beveik nebuvo oficialių kalbų, kaip yra įprasta, dauguma lankytojų prisipažino tokio netikėto pristatymo nesitikėję. Šiauliuose atidaryta geriausia paroda pasaulyje. Jaunas menininkas Martynas Gaubas pristatė itin didelės apimties tapybos ir skulptūros darbų ekspoziciją. Ekstravagantiška, drąsia ir neretai sarkastiška, išties profesionalia kūryba garsėjantis dailininkas ir šį kartą buvo ištikimas savo stiliui. Visuose darbuose įkūnyti personažai atrodo tuo pat metu ir surrealistiniai, ir visiškai žemiški. Emocijos išraiška, judesio vaizdavimu, erdve, koloritu, buities ir išorinio pasaulio elementų derinimu autorius meistriškai atskleidžia kiekvieno kūrinio nuotaiką, dar labiau ją pabrėždamas šmaikščiais ir dažnai netikėtais pavadinimais. Pats Martynas Gaubas savo darbų tematiką įvardina kaip klasikinę. Autorius sako, jog tai įprastos visuomet bet kokį žmogų dominančios temos. Tik į jas Martynas prisipažįsta pažvelgiantis vis kitų kampų. Man yra kažkokios temos, kurios atrodo visais laikais aktualios. Tai kažkokia erotika, ironija, ten humoras, paskui stengiuosi visuose tą ir išlaikyti, kad kažkiek visko būtų. Galerijos Laiptai direktorė sako, jog Martynas Gaubas, jos pavaduotojas, jai yra tarsi dešinioji ranka, todėl anot Janinos Ališauskienės, ji kaip niekas kitas žino, koks darbštus, atsakingas ir ypatingas yra šitas žmogus. Direktorės įsitikinimu stulbina jau vien tai, kad vos 27 metų autorius paruošė net 80 darbų parodą. Kaip sako Janina Ališauskienė, savitą Martyno kūrybą reikia mokėti suprasti. Man visuose tuose darbuose yra Martynas. Yra Martynas, žinoma, šiandieninis Martynas. Martynas evoliucionuoja. Martyno darbuose reikia ieškoti ne to grožio kažkokio, kur dauguma yra gražu, bet kur yra užkoduota negražume grožis. Svarbiausių vakaro akcentų tapo neeilinis naujosios parodos pristatymas. Užuot kalbėjęs pats ar davęs žodį dailėtyrininkams, kaip yra įprasta ekspozicijų atidarymuose, Martynas Gaubas vietą užleido svečiui, skandalingajam šalies atlikėjui Minedui. Martynas tvirtina norėjęs, kad geriausią parodą pasaulyje pristatytų geriausio pasaulyje albumo autorius. Norėjau pabrėžti kaip menotyrininką Minedą pristatyti, kad esam jau pripratę prie visų kalbų, jau žinom, kas kaip pasakys ir ko galim tikėtis iš kiekvieno menotyrininko. Norėjos, kad į parodą visiškai kitom akim pažiūrėtų ir galbūt kažkoks žinomas žmogus, ir kuris, aišku, kuris geriausią muziką daro, geriausius albumus leidžia. Martynas Gaubas gimė 1980-aisiais Radviliškyje. Šiaulių universiteto menų fakultete baigė dizaino specialybės studijas. Iki šiol Martynas yra surengęs jau 14 personalinių parodų. Geriausioje parodoje pasaulyje menininkas pristatė 80 tapybos ir skulptūros darbų, kurių didžiąją dalį nutapė dalyvaudamas stažuotėje Vokietijoje.